Tai Orkos nėra tik tai krepšinio komanda, tai yra bendruomenė, tai yra treneris, krepšininkai, tėveliai, visi kartu judam dėl vieno bendro tikslo. SKM Euromontas tai stipri, ryški ir charizmatiška bendruomenė, kurią vienyje meilė krepšiniui ir noras tobulėti. Šį sezoną trenerio Dainiaus Jurgučio vadovaujama komanda tapo moksleivių krepšinio lygos U13 B diviziono čempionais ir iškovojo kelialapį į elitinį U14A divizioną. Beje, šiemet komanda spėjo pasirodyti ir tarptautinėje arenoje. Europos jaunimo krepšinio lygos finalinėme etape tarp 16 stipriausių komandų ši komanda užėmė aukštąją 6 vietą. Komandai į priekį vedantis Dainius Jurgutis vienas charizmatiškiausių sostinės krepšinio mokyklos trenerių. Jis kuria orkų dvasią, unikalią kultūrą, kurioje dera disciplina, draugystė ir kūryba, nes orkos visada plaukia kartu. Toks šūkis komandą lydi nuo pat mažų dienų. Su šia komanda dirbti reiškia labai daug, nes tai yra labai laukta komanda. Ilgai jau dėl šitos komandos daug darbo yra padaryta, dėl to man šita komanda yra kaip šeima. Ši komanda tikrai draugiška, labai linksma ir niekada su ja nenuobodu. Ši komanda žaidžia daug turnyrų, man labai patinka žaisti turnyruose, užsieny ir kitose miestuose. Yra faini vaikai, labai geras treneris ir turim daug potencialo. Bandau, kad vyrukai tiek aikštelėje, tiek gyvenime suprastų, kad viskas neateina labai paprastai, kad reikia įdėti daug darbo ir pastangų siekiant savo tikslų. Mūsų treneris moka užvesti žaidėjus. Draugiškas, geras, toks komandos galva. Daro gerus sprendimus per varžybas ir tiesiog draugiškas. Kartais ir gerai, kad jis būna griežtas, nes jeigu būtų toksai, kur už viską atleidžia, nieko neišmoktų. Čia sportas, čia emocijos, tai tikrai visko būna. Nemeluosiu, nėra vien žibutis. Komandos draugai ir treneris yra man kaip šeima. Man krepšinį labai patinka žaisti, kiekvieną kartą po mokyklos, kiekvieną dieną einu žaisti ir be jų nebūtų įmanoma nežaisti krepšinį. Aš skiepiu jiems komandinės vertybės, po vieną mes nepasieksime savo tikslų, o kaip komanda, kaip vienas kumštis, mes galim tą pasiekti. Prie komandos augimo svariai prisideda ir Euromontas. Tai sparčiai auganti įmonė, savo veiklą vykdanti metalinių konstrukcijų, technologinių įrenginių bei vamzdynų gamybos ir montavimo srityje. Įmonė projektus įgyvendina ne vien tik Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse ir yra neabejinga Lietuvos moksleivių krepšiniui. Ką reiškia komandos šūkis, nes orkos visada plaukia kartu? Tai reiškia, kad visi palaiko vienas kitus. Esam komanda, visi vieningi ir visi vienas kitą palaikom. Tai reiškia, kad mes visada būsim kartu. Orkos plaukia!